Respublikinėje Panevėžio ligoninėje sparčiai kyla viena moderniausių gydymo infrastruktūrų Lietuvoje – naujoji infekcinių ligų klinika. Ji bus naujai visiškai pastatyta pagal naujausias rekomendacijas, kaip turi būti atrodyti infekcinė ligoninė, sergant labai tom baisiom infekciniam ligom, kuomet reikia netgi pacientą izoliuoti. Ačiū Dievui, šiandien nėra tos pandeminės, epideminės situacijos, kurią turėjom prieš keletą metų. Va tada tai būtų nuostabi ligoninė, labai tarnavusi tam visam reiškia pacientų izoliavimui ir paslaugų teikimui. Pastato statyba reikalauja ypatingo technologinio suderinamumo. Sudėtingumas turbūt tame, kad pastatas atrodo jis didelis, bet yra iki 5000 km2, bet jame visko daug. Ir pavyzdžiui, jeigu dabar pamatytume, kaip sakoma, virš lubų, kas eina ten, kiek vamzdynų, kiek visko, tai nėra paprastas ofisas ir tikrai labai daug sistemų, medicinos sistemos visokios. Tai tas suderinimas turbūt ir yra sudėtingumas, visą sistemą suderinti tarpusavyje, kad jos nesikirstų ir panašiai. Tai čia sudėtingiausia dalis. Bendra projekto vertė siekia 34,5 milijono eurų. Šitas projektas yra finansuojamas iš plano Naujos kartos Lietuva, kurio finansavimo šaltinis yra Europos atsigavimo ir gaivinimo fondo lėšos. Ir iš tikrųjų dar mes turime prisidėti, prie šito fondo prisideda ir valstybės lėšos ir aš kiek suprantu, tai prisideda šiek tiek ir pati ligoninė savo lėšomis. Infekcinė ligoninė veiks nepriklausomai nuo centrinio ligoninės korpuso. Infekcinė ligoninė turi savo priėmimą, turės savo operacinės, netgi galima bus ir gimdymus priimti, jeigu tokia situacija bus reikalinga, kaip buvo COVID infekcijos atveju. Reanimacija, ir visi kiti skyriai suaugusiems ir vaikams, kurie ir buvo skirti ir dabar toliau bus skirti. Tai ta infekcinė ligoninė gyvena kaip vienas vienetas, kaip atskira ligoninė. Klinikoje vienu metu bus galima gydyti iki 70 pacientų. Čia veiks speciali sistema, maksimaliai užtikrinanti, kad infekcija neplistų. Pacientas patenka į ligoninę ne iš vidaus ligoninės, o jis patenka iš išorės, kaip balkonų gaunasi. Ir iš karto patenka į boksą, jis yra nešvarus, taip vadiname mes, tai yra infekuotas ligonis, o personalas visas ateina pas jį iš vidurio ligonės, kuomet jie yra apsirengę, yra švarūs ir grįžta atgal į savo patalpas, nusirengdami ir tapdami vėlgi švarūs. Užkrečiamumo nebėra. Anot direktoriaus, pirmieji infekcinės ligoninės pacientai bus priimti šių metų pabaigoje.